Sveiki visi, šiandien dar vienas naujas siuntinys, vėlgi keliavo apie mėnesį, jau net tiksliai ir nesakau, 3-4 savaitės ten, dabar visi maždaug panašiai ir keliauja. Taip, aš jums nuorodą kaip visada įdėsiu, o čia yra, žinot kas, aha, ir jau įpjoviau, nu, teks suklijuot, čia yra toks masažinis kilimėlis. Masažinis kilimėlis pėdoms. Bet vat pats ir sugadinau išpakuodamas. Taip, kainavo ten 14 ar 15 eurų, manau 15. Žiūrėkit, va čia va atrodo, dar rašo, kad ten akupunktūra padeda atpalaiduoti pėdų raumenis ir taip toliau. Ir čia va kiekvienas, žiūrėkit, išvyniosiu. Plasmasiniai akmenukai tokie, susideda iš plasmasinių akmenukų ir tiesiog vaikštot po šitą. Taip, atsarginiai yra plasmasiniai tie akmenukai vadinami. Ir pasižiūrim, kur aš čia netyčia įplėšiau. Aha, čia jau kažkas krenta. Taip, vienas akmenukas jau iškrito. Šiaip išmatavimus jūs ten matysite, pasižiūrėsite. Pakankamai nemažas. Bet jei neturit ką veikti, galit vaikščioti. Ai va. Nu, smirdi guma. Žiūrėkit, vadinasi Shumei-chan. Nu va, mato, deda čia pėdą ir rodo, kuriuos taškus vat veikia. Tarkim, čia nežinau, intestin, jis užsimetė, čia šlapimo sistema, kidney, inkstai, žiūrėkit, čia veikia inkstus, vat maždaug dedat pėdą, aš taip suprantu, ir masažuojatės brain, štai čia yra smegenis. Ir taip toliau ir panašiai. Taip, ir čia ta pati instrukcija. Tai mes pasižiūrim, ką čia daryti. O, žodžiu, rašo taip, kad reikia išgerti šilto vandens prieš naudojimą. Kad ten susivalytų organizmas po vaikščiojimo. Nu, nežinau, kiek šitos teisybės. Galima iš pačių su kojinėm, kad nesusižaloti, kad po to, kai prasid, galima be kojinių vaikščioti. Nu, čia dar parašyta, kad negalima naudoti nėščioms moteriams. Čia daug dar ko parašyta, kad ko negalima. Making food machine, bla bla bla, water resisting. Kur norit, lauke, viduje. Iš tikrųjų, dar parašyta, kad vat, ką jūs norit masažuoti, tai tiesiog nebūtina čia ant visų atsistoti, tiesiog kai kuriuos išimat. Iš apačios, va čia, kaip matėt, buvo vienas iškritęs ir tuos naudojat. Dabar čia, kur aš įpjoviau, man įdomu. Pamatot, va taip patvirtinasi viskas. Kur aš įpjoviau? Ten, kur aš įpjoviau, tai reikės ir suklijuoti turbūt. Nu va, žodžiu, padedat kilimėlį ir vaikštot. Sau, kaip kokiam pajūryje ant akmenų. Tai va, tai nežinau, jūs galite, štai parodau, va, instrukciją iš arti. Galite pauzę paspausti, pasižiūrėti. Healthy food massage, kažkaip tai. Ir va štai čia galite pasiskaityti instrukciją. Aišku, čia taip išeina, kad ne visiems galima naudoti. Va, paspauskit pauzę ir čia paspauskit pauzę. Ir pasižiūrėsit. Taip, nu kažkur įplėšiau, tai suklijuosiu, kaip minėjau. Nežinau. Galima vaikščioti ir masažuotis. Tai va, toks įdomus kilimėlis. Nu jo, žinau, kad taip atsistojus, tai labai skausminga paeiti, tai beveik neįmanoma. Jo, net neįsivaizduoju, kaip panaudoti. Reikia skaityti instrukciją. Kur čia kaip atsistot, nes paeiti nelabai įmanoma. Tai vat kažkaip tai. Va taip va. Tai ką?
pabandykit instrukciją, pasiskaitykit, kad koją nesusilaužytumėt ir galit naudoti. Tai ką, visiems geros dienos ir iki.